Sveiki atvykę į kursą suaugusių švietėjų skaitmeninės kompetencijos pedagoginiai veiklai ugdymas, įgyvendinant skaitmeninę transformaciją, aukštos kokybės įtraukius nuotolinius mokymus. Šis kursas padės jums daugiau sužinoti apie skaitmeninę transformaciją, ugdyti savo gebėjimus, integruoti skaitmeninės technologijas 4 pagrindinėse pedagoginėse srityse ir suprasti 2 papildomų temų svarbą – gerai skaitmeninių technologijų integravimo į konkretaus dalyko mokymą pavyzdį ir supratimą apie skaitmeninės transformacijos kokybės užtikrinimo metodų suaugusių švietimo organizacijose. Norėdami daugiau sužinoti apie kursą, kviečiame žiūrėti įvadinį vaizdo įrašą Skaitmeninė transformacija – metodas užtikrinantis įtraukų nuotolinį mokymą. Pradėkime. Skaitmeninė transformacija – tai skaitmeninių technologijų integravimas į visas organizacijos sritis, siekiant sustiprinti jos procesus, paslaugas ir produktus, panaudojant skaitmeninių technologijų galimybės. Norėdama sėkmingai gyvendinti skaitmeninę transformaciją, organizacija turi pakeisti savo kultūrą ir pradėti naudoti skaitmeninės priemonės. Tik tai bus skatinamas efektyvumas, inovacijos ir prisitaikymas prie sparčiai besivystančios skaitmeninės aplinkos. Skaitmeninė transformacija suaugusių švietimo srityje ir švietiems praktikams šiai dienai yra labai svarbi, nes suteikia daug naudos ir galimybių pagerinti mokymo ir mokymosi kokybę. Galima išskirti kelis aspektus, parodančius skaitmeninės transformacijos naudą suaugusių švietimui ir švietėjams. Galimybė naudotis pažangiais švietimo ištekliais, užtikrinamas efektyvus ir individualus mokymasis. Lankstumas ir prieinamumas. Skaitmeninių platformų diegimas suteikia lankstumo, kalbant apie mokymosi laiką ir vietą, palengvina prieigą prie suaugusių švietimo, ypač tiems, kurie turi įsipareigojimų darbui ir šeimai. Efektyvus duomenų valdymas. Skaitmeninės sistemos padeda užtikrinti veiksmingą besimokančiųjų duomenų valdymą, padeda pritaikyti mokymo procesą ir užtikrinti tikslesnį grįžtamąjį ryšį. Glaudesnis bendradarbiavimas ir bendravimas. Skaitmeninės sistemos suteikia galimybę bendradarbiauti dėstytojams ir besimokantiesiems, sukuria virtualią bendruomenę, kuri praturtina mokymosi patirtį ir leidžia veiksmingiau bendrauti. Skaitmeninė transformacija naudinga ne tik mokymo ir mokymosi procesui, bet ir leidžia tobulėti patiems suaugusių švietiems praktikams, suteikdama tokią naudą. Mokymo pritaikymas. Įrankių įvairovė suteikia galimybę pritaikyti ugdymo turinį prie individualių besimokančiųjų poreikių, todėl švietėjai praktikai gali individualizuoti savo mokymo metodus. Nuolatinis profesinis tobulėjimas. Jis suteikia nuolatinės profesinio tobulėjimo galimybės, panaudojant nuotolinius kursus, seminarus ir skaitmeninius išteklius, todėl suaugusių švietėjai praktikai gali atnaujinti žinias apie naujausias švietimo metodikas ir technologijas. Mokymo metodų naujovės. Išteklių įvairovė leidžia eksperimentuoti su naujomis metodikomis ir technologijomis klasėje, taip didinant mokymo veiksmingumą ir besimokančiųjų įsitraukimą. Suaugusių švietėjų skaitmeninių įgūdžių tobulinimas yra labai svarbus užtikrinant įtraukti, gebėjimą prisitaikyti, aktyvų dalyvavimą, suasmenintą mokymąsi, darbinių įgūdžių ugdymą, geresnį vertinimo procesą ir besimokančiųjų bei dėstytojų grįžtamąjį ryšį. Taigi siūlome kursą skirtą suaugusių švietėjų skaitmeniniai kompetencijai pedagoginiai veiklai ugdyti. Šis kursas yra orientuotas į suaugusių švietėjų gebėjimų integruoti skaitmeninės technologijas 4 pagrindinėse pedagoginėse srityse ugdymą ir jų supratimo 2 papildomomis temomis gerinimą, taip ugdant jų 27 gebėjimus. Nuotolinio mokymo kursą sudaro 6 moduliai – skaitmeniniai ištekliai, mokymas ir mokymasis, vertinimas, besimokančiųjų įgalinimas, transformuotos skaitmeninio kurso lyčių lygybė darbo rinkoje gerasis pavyzdys, skaitmeninės transformacijos kokybės užtikrinimo metodai. Dabar trumpai pristatysime kiekvieną modulį. Šis modulis skirtas tobulinti skaitmeninius gebėjimus, rinkti skaitmeninius išteklius nuotoliniams mokymams. Juos renkantis būtinai reikia atsižvelgti į mokymosi tikslus, metodus, mokymosi turinį ir tikslinę auditoriją. Šis modulis skirtas tobulinti gebėjimus, taikyti įvairias mokymo ir mokymosi strategijas nuotoliniuose kursuose. Daugiausia dėmesio skiriama skaitmeniniai mokymosi aplinkai pritaikytiems mokymo metodams, įskaitant apverstas klases, atvejo analizės, grupinius projektus, probleminį mokymąsi ir interaktyvias diskusijas.
Šiame modulyje pristatomi įvairūs vertinimo metodai, įskaitant mokymosi vertinimą, vertinimą mokymuisi ir vertinimą kaip mokymasi. Yra aprašytas skaitmeninio vertinimo procesas, taip pat pateikiami testų su keliais atsakymų variantais pavyzdžiai. Šiame modulyje suteikiamos esminės žinios ir tobulinami gebėjimai, padėsiantys veiksmingai panaudoti skaitmeninės priemonės ir švietimo strategijas, užtikrinančias prasmingą ir paveikią nuotolinio mokymo patirtį skirtingiams besimokantiesiems. Šiame modulyje daugiausia dėmesio skiriama gerosios praktikos, kaip padidinti nuotolinio mokymo kursų patrauklumą besimokantiesiems, naudojant skaitmeninius elementus pristatymui. Tai apima trumpų animacinių vaizdo įrašų įtraukimą, mokymo medžiagos pateikimą naudojant įgarsinimo technologiją ir skaitmeninių vaizdų naudojimą. Šis modulis skirtas pristatyti teoriją ir gerąsias praktikas susijusias su kokybės užtikrinimo procedūromis suaugusių švietimo skaitmeninės transformacijos srityje. Daugiausia dėmesio skiriama skaitmeninės transformacijos, kaip skaitmeninių technologijų integravimo į visas suaugusių švietimo organizacijų sritis, skatinant inovacijas, konkurencingumą ir augimą apibrėžimo pristatymui. Peržiūrėję šį įvadinį vaizdo įrašą, tęskite mokymąsi studijuodami kurso modulius. Linkime sėkmės mokantis ir tobulinant savo skaitmeninę kompetenciją, pedagoginį veiklai, įgyvendinant skaitmeninę transformaciją į aukštos kokybės įtraukius nuotolinius mokymus. Ačiū, kad žiūrėjote. Dabar galite eiti į kursą.